ateiti, tolerancijos, pagarbos viens kitam ir bendruomeniškumo. Jau trečiąjį kartą vyksiantis Happy Run bėgimas kviečia panevėžiečius ir miesto svečius susijungti ir pabūti bendrystėje. Rugpjūčio 10 dieną 14 val. Kultūros ir poilsio parke visą miesto bendruomenę kviesime į spalvotą bėgimą Happy Run Panevėžys 2024, kurio tikslas yra skatinti miesto bendruomenės emocinį ir fizinį sveikatingumą. Kaip teigia organizatoriai, kad bėgimas simbolizuoja toleranciją, bendrystę ir mūsų visų įvairovę pasaulyje. Kiekvienas dalyvis trasą pradės baltais marškinėliais, o bėgimo metu bus apipilami spalvotais holo milteliais ir aplinkai draugiškais blizgučiais. Būtent tos dėmės ant marškinėlių simbolizuoja mūsų visų bendrystę, o spalvoti milteliai mūsų visuomenės įvairiapusiškumą, dvilypiškumą ir skirtingumą. Organizatorių teigimu bėgimas padės bendruomenės emociniai bei fiziniai sveikatai. Tiesiog susijungti mums kaip bendruomeniai, susitikti, praleisti kartu laiką. Happy Run bėgimo organizatoriai teigia, kad renginys vykstantis ne pirmus metus sutraukė rekordinį dalyvių skaičių. Šiais metais dalyvių tikimasi bus apie 200. Renginys vyksta jau ne pirmus metus. Praėjusiais metais turėjome rekordinį 150 dalyvių, o šiemet tikimės apie 200. Organizatoriai teigia, kad renginyje gali dalyvauti visi norintys panevėžiečiai ir miesto svečiai. Renginį kviečiame visokio amžiaus žmonės, vyresnius, jaunesnius, šeimas, visą Panevėžio miesto bendruomenę. Organizatoriai tikisi, kad dalyviai bus tolerantiški ir supras, kad esame skirtingi. Ateiti, tolerancijos, pagarbos viens kitam ir bendruomeniškumo. Gyvenkime spalvotai. Šiuo šūkiu Happy Run Panevėžyje kviečia švęsti Tarptautinę jaunimo dieną.